Šią vasarą Brazilijoje per didžiulį gaisrą naktinėme klube žuvo daugiau kaip 230 žmonių. Šoko ištikti išsigelbėjusieji pasakojo apie blokuotus išėjimus ir kylančias liepsnas, trypiamus ar nuo dūmų trokštančius pramogautojus. Gaisrą paryčiai sukėlė blogai veikusi koncertavusios grupės pirotechnika. Matomai buvo panika, jeigu sutrypė, tai čia vienas iš tų faktorių. Aišku, žinių stoka, sakysim, jeigu uždūminta patalpa, būtent reikia šliaužti. Jeigu žmogus tu nežino pagrindinių dalykų, jisai tiesiog greičiau ir gauna tas traumas gaisro metu. Siaubingas gaisras dėl netinkamai suveikusios pirotechnikos pražudė beveik 200 žmonių Rusijoje. Permėje veikęs naktinis klubas buvo nieko neišskirtinis. Po tragedijos apie jį sužinojo visas pasaulis. Žmonės linksminosi, dainavo, o kai nutiko nelaimė, įsisiūbavusi minia nesuprato, kas darosi. Kai suprato ir puolė bėgti, jau buvo per vėlu. Išėjimai turėtų būti matomi, jie paprastai šviečia žaliai. Jeigu jums apsauga užėjus paklausit, kad ką jūs darytumėt gaisro atveju ir apsauga jums nieko nesako, ignoruoja jūsų klausimą, taip kaip kažkokį tai vaiko ale, tokį, kaip sako, mažvaikiškumas, tai aš manau, kad tiesiog į tokį klubą nereikėtų eiti. Tai yra klubo vadovybės kažkoks nerimtas požiūris į žmogaus saugą. Tokių gaisrų, kai klubuose uždūsta ar būna sutrypiami žmonės, ne vienas ir ne du. Grėsmė tyko visų. Todėl jeigu pastebėjote nelaimę, bet į jūsų pagalbos šauksmą nereaguoja įstaigos apsaugos darbuotojai, o ant sienų nėra nurodyti išėjimo keliai, vis tiek kvieskitės pagalbą.